Na kągi, štai atėjo nauji metai ir viskas bus tik tais blogiau. Ką atneš mums tie nauji metai, pažiūrėsim, gal bus ir geriau. Sveiki, gerbiamas Antanas. Sveiki. Antanas Smetona, žinomas kalbininkas, kalbos specialistas, tikras kalbininkas, skirtingai nuo manęs. O kas yra netikras? Kalbajobai, pavyzdžiui, yra netikri kalbininkai. Oi, koks negražus žodis. Kalbišiai. Kalbišiai sugalvojau, ne, aš kalbajobai sugalvojau aš tai, bet kalbišiai sugalvojau kažkas kitas ir man jis labai patinka. Jis pagal programišius. Taip. Mergišius. Taip. Čia ir neblogai. Jis turi neigiamą konotaciją. Taip. Jūs dabar esate, kokios jūsų yra kredencialai, prašom man savo dėti? Aš dabar esu Vilniaus universiteto docentas, lietuvių kalbos katedros dėstytojas. Dėstau lietuvių kalbos morfologiją, lituanistams žodžių darybą, teisininkams retoriką, kalbos kultūrą ir panašius dalykus. Kas yra kalbos kultūra? Kas čia galėtų būti tokio labai įdomaus? Labai įdomus dalykas. Vieni mes kultūringai kalbam, kiti nekultūringai. Tai va, tie, kurie kultūringai, tie laikosi kalbos kultūros. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, pasakysiu, štai turim prie stalo brač, Antanas Smetona. Nu ir ką? Jo, žyma. Nugi yra kalbėjimo sritys, kalbėjimo laukai, registrai, puikiai žinot. Taip. Ir tuos registrus perjunginėjami. Vienas iš registrų yra sutvarkytas. Vienas iš registrų yra Vox Humana, kitas Vox Celeste. Taip, gali būti. Švargonų. Gali būti. Tai va čia Vox Celeste. Jo, čia dangiškasis, matote. Taip, visiškai teisingai. O labai geras jūsų palyginimas, man patiko. Aš tiesiog neseniai skrisdamas eilinį kartą lėktuvę vėl skaičiau Bilio Pilgrimo nuotykius, aš turiu aišku omeny Skirdyklą numeris 5 Voneguto mano lėktuvų knyga ir ten buvo vėlgi ta vieta, kuris dirbdamas karo kapeliono Klapčiuku, vargonininkui, tai ten buvo 2 registrai. Kuo nūnai užsiimat be to, ką išvardijot? Ar rašot knygą? Be to dabar taip ir vieną knygą rašau, tai lietuvių kalbos morfologija, bet ją truputį kitaip noriu pateikti. Bet pagrindinis šalutinis darbas, kurio dabar pagrindinė užsiimu, tai turbūt pastebėjot projektas Liepa 3. Ne, nepastebėjau. Aš tai pastebėjau, kad jūs nesate toks aktyvus Facebook'e, kaip tarsi suponuotų jūsų kai kurie įrašai. Kartais aš parašau, bet, kaip pasakyti, aš niekada nekeliu tikslo savo rašyti reguliariai. Yra kokia nors nesąmonė, tai parašau. Nenutinka nesąmonių, neužknisa proto, tada nerašau. Jeigu matėt paskutinį mano įrašą apie naujakalbę. Apie naujakalbę. Kad tai polisis yra darbas. Mane siutina, kai vyriausybė užsiima to, ko jai nereikia užsiimti. Prasiplėskim. Ten jūs kritikavot Ruginienę, kad jį tarsi savo kažkuriam tekste, kurio aš nemačiau, neskaičiau. Jis sako taip. Beje, daug moterų taip sako, beje, ir visiškai aš dėl to nepykstu. Sako, kad atostogos, kam atostogos, o kam tai sunkus darbas. Moteris pareina namo, vyras išverčia kojas ant kėdės prieš televizorių, o moteriškė vaikus žiūri, valgyti daro. Nes vyras tuo metu žiūri Adolescence serialą. Taip, tai va yra darbas. Tai va lygiai tas pats, vaikų priežiūra, pavyzdžiui, tėvų atostogos. Tai yra darbas sunkus ir taip toliau. Ir va, ponia Ruginienė sugalvojo, kad negeras pavadinimas, tai ne atostogos, reikia vadinti kažkaip kitaip. Ir dabar tauta kuria. Bet ėmėsi kalbos darybos. Pirmasis ėmėsi. Turi teisę, aišku, nieko panašaus. Ne, tai kiekvienas mes turim teisę. Aš apie tai. Bet kad vyriausybė bando tai daryti, man labiausiai pirmą kartą susidūriau buvo toks, kaip tas ilgasis stabilizatorius, kaip jau pavardė, pamiršau, premjeras. Šleževičius. Tai jis pirmasis pradėjo kalbą tvarkyti ir savo potvarkių nurodė pridėtosios vertės mokestis ar pridėtinės vertės mokestis. Buvo ginčiamas, jis be jokių ginčių parašė ir viskas. Ir orimulsija dar kažkas, tai va tokios kūrybos termininės vyriausybės mūsų leidžia savo, bet ar tai jų darbas? Šima turim tas klausimas. Joba, kad čia, kalbant apie va šitą paskutinį naujausią atvejį, nėra jokio pagrindo. Atostogos, kas yra atostogos? Atostogos tai yra atstoga nuo darbo. Tai yra, tu pasitrauki nuo darbo. Pasiliuosuoji. Pasiliuosuoji. O ką tu veiki? Per tą laiką atsitraukimo
Vienas dirba, kitas geria, trečias keliauja, penktas dar kažkur užsiima. Čia tinka visi trys tinka man tarpušio. Tai vad būtent, tai klausimas, tu ilsiesi ar dirbi? Atostogos yra ne apie tai. Atostogos yra atleidimas nuo pagrindinio darbo. Ir dar, kai prisimenam, kad darbo kodekse yra atostogos 5 tipų, tai tada reikės visas kažkaip peržiūrinėti. Dar kažko čia vienas. Užkliuvo tėvystės atostogos, o vaiko priežiūros atostogos, o šitą nėštumo ir gimdymo atostogos. Kai kurios moteriškai sako, kad tai sunkus darbas. Aš nežinau, negaliu patikrinti, bet kas ten žino. Bet tai visiškai ne iš to galo žiūrima. Atostoga yra atstoga nuo darbo. Ir dar moka pinigus už tai. Aš tik norėčiau, kad visi žinotų, kad mes ne tik apie tai kalbėsim, ne tik lingvistiniai klausimai, mes pasikvietėm Antaną, tarp kitko kažkas iš jūsų priminė, kad mes šauniai esam pabendravę su Antanu žinių radiju ir žinių, mes esam kelis kart darę. Jo, ir pas jūs yra, aš pakviestas kažkas. Mes ir papolitikuosim čia, nes Antanas yra, kaip ir visi mes, viešojo lauko stebėtojas ir komentuotojas. Taip, kartais. Labai teisingai. Bet truputį lingvistikos, bet tokios populiarios, įdomios. Kaip atsirado mažoji R rašytinėje lietuvių kalboje? Mat, mano viena vakarietė draugė sako, kaip jūs galite tą kringeliuką, kai vakariečiai, aš žiūrinčiam rodau, va taip parašo tiesiog. Ir dažnas lietuvis taip parašo. Visos lietuviškos raidės yra lotyniškos, bet ir viskas. Čia nieko čia naujo. Taip, jūs čia teisus sakydamas, jeigu prisiminsi Mažvydą, tai ten didžiųjų raidžių ir mažųjų raidžių skaičius nesutampa. Aha. Tai aš dabar neprisimenu, koks iš tikrųjų mažųjų atrodo mažiau negu didžiųjų. Bet šiaip didžioji mažoji raidė, tai visa tai lotyniškas raidynas ir čia mes nieko nei sukūrėm, nei sugalvojom, bet kuri. O mūsų kūryba yra tik tai tie visi paukščiukai ir taškiukai. Bet kai kurie, pavyzdžiui, Z rašo taip, kaip mes rašom, kai kurie rašo Z mandrai arba senoviškai angliškai su tuo, kur... O A kaip anglai rašo didžiąją. Didžiąją. Aš tarp kitko savo parašą turiu A, ta didžioji. Ir kai manęs klausia, kodėl mažoji, aš sakau, kad nieks nepadirbtų. Tai čia šriftų reikalas, šriftų dalykas. Labai dažnai kalbos tie normintojai, kuriuos jūs negražiai kartais minit, užkliūma už tų šriftų maždaug, kai dizaineriai pažaidžia, prirašo tų, kaip ta drama, D mažoji, nubraukta, drama užrašyta ar dar kažkas. Čia žaidimai šriftais. Ir kai mes tuos žaidimus šriftais pradedam vertinti pagal rašybos taisyklės, kaligrafijos principus. Tai aš sutinku labai. Čia yra kvailystė. Čia fontų žaidimas. Čia yra žaidimas fontais. Ir tas A rašymas vienaip ar kitaip, R rašymas, Z rašymas vienaip ar kitaip. Čiagi stovi prieš akis tilzė, pavyzdžiui. Tai čiagi gotiškas yra tas Z, apie kurį aš kalbu. Taip, visiškai teisingai. Kringelis neapačia. Antanai, kas tas barbaras, kuris nusprendė, ir barbarė, Molaik, kurie nusprendė, kad bet kuri svetimybė yra barbarizmas? Kad šitokio... Ar aš čia perlenkiu, ar ne visi? Perlenkiat. Yra tai visi barbarizmai yra svetimybės, bet ne kiekviena svetimybė yra barbarizmas. Pavyzdžiui, bikeris yra gražus žodis. O jo ir nereikia taisyti. O, pavyzdžiui, motherfuckeris jau kažką reikia. Čia yra keiksmažodis. Čia yra baisiausias keiksmažodis ir jeigu mes dar įsivaizduojam, kad mokam anglų kalbą, tai geriau šito vėlgi grįžtant prie galvoti lietuviškai. Močkrušys, taip, skerdykla numeris 5, ją vertė į lietuvių kalbą sovietmečių. Aš neatsimenu pavardės žmogaus, bet jis padirbėjo gerai. Ten yra prie ko prikit, bet visada yra. Tai tam pačiam kūrinyje Vonnegutas rašo apie vieną iš personažų, tokį sadistaujantį padugnę, kuris užsipuolė Billy Pilgrimą ir sušuko slėpkis, nes vokiečiai ten, slėpkis, motherfuckeri. Ir kadangi, čia aš cituoju Vonnegutą, kadangi tas žodis baltųjų amerikiečių kalboje buvo visiškai naujas, tai tas labai gerai suveikė tada. Tai yra viena, bet dabar jūs pasižiūrėkite, kas nutinka, kai mes esame skirtingose laukuose. Rusiški keiksmažai, jie niekiek neprastesni negu angliški. Ir va šiandieninis jaunimas anglų moka, motherfucker tą moka, bet pavyzdžiui, koks nors joptvaimat, jis jau nebežino, ką reiškia. Ir dailiausios, gražiausios mergytės nekaltos šešiolikinės kalbasi, girdi kartais. Ir kai leptelna kokią nesąmonę,
Net nesitikėtum, jeigu jos suprastų, jos tikrai nekalbėtų. Kas čia pas mus įdėjo savo Facebook'e su anotacija, kad kažkada mokiausi latvių kalbos, tačiau nieko nesupratau. Daina latvių kalba, kurią mes dabar ir įdedam. Kad esi jauna meita, jop tvaju mat, bez tabakas nestaigāju, jop tvaju mat. Iš kur jūs ištraukėt šitą siaubą? Iš interneto platėlių, iš kur aš jį ištrauksiu. Nu, ką aš dabar galiu padaryti? Įtrauktas, nežinau, čia Latvių reikia klausti kultūros išmanytojų. Aišku, kad ten yra roko kultūros kažkas. Ten tiesiog geras bajeris. Geras bairis, net nelabai rimtai dainuoja. Aišku, yra ir vienas tam atlikėjas, ir kitas kompanija. atlikėjas, yra jau keli atlikėjai ten, kaip esu suradęs. Ir aišku, dar ant to jop tvaimat uždėtas latviškas akcentas. Nu tai tada jau iš tikrųjų tai... Gana estetiškai mūsų ausiai. Man latvių kalba, nepaisant to, kad savo komedijoje dažnai šaipausi, nepiktai, bet man jį žiauriai gražiai yra. Taip, jų daininga. Labai. Daininga. Labai Tas jų o, kai tariama uo. Ja. Taip, Šios nėra o, ir visada uo. Taip. Va, bet jeigu žiūrėsime kalbos raidos požiūrių, pažangumo požiūrių, tai aišku, lietuvių kalba yra archaiškesnė, senesnė. Žemaičių yra truputį į priekį pažengusi, o latvių visai nukeliavusi. Va, čia šitą reikia turėti galvoje. Kažkuris iš istorikų, ar Deivis, ar Snyderis, parašė tai, kas mums tas pateikiama nelabai skaniai. Jis palygino, man atrodo, Deivis, kad lietuvių kalba tarsi alegorija su kažkokiais bokštais istoriniais, kurie niekada nebuvo civilizacijos paliesti, kažkas tokio, aš labai grubiai. Taip, labai teisingai. Ir čia, kai mes didžiuojamės, kad į tokia archaiška, tai gal čia kitas iki nėra ko didžiuotis, tačiau šiandieną aš manyčiau, kad kai lietuvių kalba tiek yra išsilankščiusi gerąją prasme ir tiek absorbavusi gerąją prasme patogybių, tai čia jau galima ir didžiuotis. Archaiškumo priežastis yra pagrindinė ir viena - uždarumas. Taip. Tai va, uždarumas, tai gėris ar blogis. Kaip pažiūrėsi? Kaip pažiūrėsi vienu atveju, kai va dabar veržiasi imigrantai visokiausi iš visų kraštų, tai kartais pagalvoji, kad ir gal ne visai gerai, bet kai pamastai, kad gyventojų tankis Lietuvoje yra toks, kad 0 su kažkiek kablelių, tai neišvengiamai gali žinoti, kad jų tikrai bus. Klausimas, kaip juos integruoti. Va, tai va, būti uždariems ar atviriems. Jūs pasakėt specialiai 0 su kažkiek kablelių? Žodžių žaismo, tvarka? Nu, taip. Jūs pasakėt kablelis su kažkiek 0. Nu, Žodžių žaismas. Taip, žodžių žaismas čia, taip. Taip kalbišiai nemėgsta žodžių žaismo iki šiol, atrodytų. Kaip kas? Be abejo, kaip kas. Kalbininkų. Pokštininkų buvo visada. Aš apie kritinę masę kalbu. Kaip, gerai, naviguojant šį klausimą į šiuolaikiškesnius vandenis. Kaip, aš pasitelksiu tą alegoriją, kai žmonės naudoja laikrodį, kiek liko minučių iki pasaulio pabaigos. Tai kiek dabar Antano Smetonos požiūrių, lyginant, pavyzdžiui, su 91 metais, liko minučių iki lietuvių kalbos kracho? Niekiek. Laikrodis sustojo. Arba pats vidurdienis, pats gražumas. Taip, reikia pripažinti, kad viskas, kas žmogaus sukurta, net ir Dievo sukurta, anksčiau ir vėliau prasideda, gyvena ir numiršta. Tai greičiausiai tai bus ir su mūsų kalba, bet regimoje ateityje aš to nematau. Regimoje ateitis 5 amžiai, 2 amžiai, 1000 metų. Kalbai 1000 metų nėra daug. Aš irgi taip manau. Žiūrėkit, aš manau lygiai taip pat kaip aukšto lygio kalbininkas. Aš kažką toks. Vadinasi, manau, gerai. Šitą kalbai 1000 metų nėra daug, bet nepamirškime vieno dalyko. 1000 metų gali būti ramus, o 1000 metų gali būti karai, marai, perversmai, persikėlimai, tremtys ir taip toliau ir panašiai. Taip kad tie 1000 metų lygus, nelygus. Nu, žiūrėkit, aš visada duodu labai įdomų tokį pavyzdį ir studentams, ir viešosiuose paskaitose, kad suvoktų kalbos raidą. Lietuvių kalba čia nelabai tinka, nes rašto istorija nėra tokia ilga. Imu kanoninį tekstą, Tėve mūsų, anglišką. Ir va turiu tekstą Beowulfo, 1990 kažkelinti. Aš labai atsiprašau, kuo prasideda Beowulfas?
klausykit, tik tai tą skandinavišką kalbą. Nu taip pat būtent. Tai turi šitą, paskui turim Vyklifo berods Evangeliją po 300-400 metų, po 500 metų, po to karaliaus Jokūbo Evangelija, po to šie 1600 kažkelinti, po to šie laikai. Ir paimu Tėve mūsų, kanoninis tekstas, bažnyčia nuolatos prižiūri, cenzūra vyksta, nėra raidelis pakeisti negalima. Ir palyginkit. Anglistai nustemba, visi nustemba, pamatė, kad čia ne angliškai, sako tą pirmąjį tekstą, čia kažkoks vokiškai, olandiškai, dar kažkaip ir panašiai. Ir ta kalba, ji per 300 metų sukapojam, keičiasi. Lietuvių galima irgi paimti Tėve mūsų tą patį, pasiimti šiandieninį ir pasiimti Tėve mūsų iš Mažvydo. Palyginkit ir tą pamatysite, čia mes 500 turim, bet ekstrapoliuoti galime ir į 1000 ir pamatysime. Mandras žodis ekstrapoliuoti. Kad kaita, ji per tą 1000 metų lietuvių kalbai nereikšminga. O anglų kalbai mirtina. Ji net pažįstama. Ja, tas tiesa. Kas atvežė pas jos tą keistą kringelį, kurį mes žinom iš tarties raidyno kaip the, balsinis the. Tai bedievių armija. Visiškai teisingai. Jie buvo, kaip čia, ir jūrininkų tauta, ir atvira tauta, perėjūnų tauta, plus visokiausi romėnai nuolatos kažkokie ateidavo, plus iš kitos pusės galai ir taip toliau ir panašiai, tas nuolatinis maišymasis. Jeigu mes išgirstume, kaip ežero ponia liepia Artūrui ištraukti Ekskaliburą iš tai mes nieko nesuprastume. Bet jis suprato tada. Mes nesuprastume. Aš turiu tokį bendrą savo paties sugalvotą teoriją, aš dievaži manau, kad jį teisinga, bet jūs sukirskit, jeigu norit vis tiek parodyti, kad jūs kietesnis. Aš manau, kad tol, kol mes bet kurios kalbos žodį, tai, ką mes žinom kaip svetimybę, ten nuo madafaka iki bet kokį žodį, kol mes jį linksniuosim savo linksniuotėmis, asmenuosim lietuviškai, dabinsim savo priesagomis priešdėliais ir taip toliau, mūsų kalba kaip sistema niekada nepakis. Jūs absoliučiai teisus. Ir mes turime labai tipišką pavyzdį. Broma atverta ingviečnastį, 18 amžius. Makaroninės kalbos pavyzdys. Kas tai yra? Tai yra šaknys lenkiškos, vokiškos, bet galūnės, priesagos, priešdėliai, viskas yra lietuviška. O kodėl tai bijoma? Aš nežinau, aš nemanau, kad bijoma. Nu, žiūrėkite, kai kalbame apie svetimybės, mes ir matome tą motherfuckerį ar kokį nors futbolą ir kompiuterį. Pažiūrėkim plačiau. Knyga. Tai svetimybė ar ne? Slavų kalba. Tai slavų, taip. Koks nors kalėdos. Svetimybė. Lietuviškas gražus, bažnyčia tai iš vis božnica, buvo lietuviškas gražus žodis blogas. Blagija namerinėje. Negatyvas. Atšveišverstas. Kažkas blogai išryškino juos. Ne, kai žodžiai per tautas keliauja, jie reikšmės keičia. Uroda. Ir lenkų. Kas nežinau, lenkiškai urodo gražuolė, rusiškai išsigimėlė. Išsigimėlė. Visiškai teisingai. Tai arba kaip šitą per Čekiją važiuoju, pozor. Dėmesį. Pozor, gėda jau. Tai tie žodžiai per kalbas keliaudami, net per giminingas, važiuokit per slavų kalbas, arba iš slavų į mūsų blogas pakeitė visiškai reikšmę, jokios čia problemos nėra. Svetimų žodžių, jeigu jie reikalingi mums kasdieniai kalbėsenai, nieks jų nevengia ir Specialiai pasakėt kalbėsenai užuot komunikacijai? Specialiai. Tyčia. Taip, kalbėjimui čia šitoje vietoje tiktų. Aš neturėjau galvoj komunikaciją. Kalbėjimas nebūtinai komunikacija. Visiškai teisingai. Mane truputį trikdo mąstymas, kad pagrindinė kalbos funkcija yra komunikacinė funkcija. Vis dėlto aš manau, kad ji daug sudėtingesnė. Mąstymo funkcija. Mes mąstome kalbą. Taip. Kai kas sako, kad yra gyvūnų, kurie irgi mąsto, bet nekalba. Aš labai abejoju. Jeigu kiaulė išmoksta tiek, kiek moka 2 metų vaikas, o šuo dar daugiau, tai jie gali pagalvoti kažką. Gal. Šlėną abrazino. Žodžiu, bet žmogiškasis, tai imkime mąstymas. Tai tada tie visi svetimybės, jeigu jos
atitinka mūsų kasdienius poreikius. Nu, žiūrėkit, kas darosi, va, prieš jūs kompiuteris. Abalys. Na, tarkim. Panevėžiškai. Taip. Bet kompiuteris. Taip. Ir niekas dėl to mes, va, lempa. Taip. Kas čia dar, nu, stalas bus bendrybė. Stiklas greičiausiai bus paskolintas. Tai yra, jeigu gyvenime prireikia, pasikeičia situacija taip, kad mums reikia pakeisti žodį, tai 1-2 keičiam. Žinot, kur yra problema didžiausia ir ko yra bijoma? Taip. Kai keičiama be jokio reikalo. Atkreipkite dėmesį, yra toks žodis ofisas. Nu, ar jis yra savaime blogas ko nors? Tikrai ne. Tikrai ne. Bet yra pastebėta, kalbininkai tie patys pastebėjo, kad žmogus, kuris pradeda vartoti ofisas, jūs nustojo vartoti biuras, skolinys, kontora, būstinė, įstaiga, raštinė. Aš sutikčiau, kad lietuviškai... Ofisas nužudo 5 iki šiol, nesakau lietuviškus, iki šiol vartojimų žodžius. Aš už tai, kad būtų kuo įvairiau, kuo daugiau žodžių. O, tai va, štai atsakymas. Štai tada... Ir va tada prasideda baidymasis. Aptarkim vieną tokį labai gerą pavyzdį. Čia yra amžinas klausimas. Konservatyvesni kalbininkai, net nevadinsiu kalbišiais, tebūnėje turi savo požiūrį ir linkia labiau naratyvas. Mano giliausių įsitikinimu, tas naratyvas, kokį mes pažįstame šiandien, šitas žodis, jo reikšmė, jis yra nepakeičiamas žodžiu pasakojimas. Pasakojimas yra siauriau, jo konotacija yra tokia, atsisėdu ir pasakoju. Naratyvas turi kitą konotaciją ir tai yra... prisimenu, kai mes susikirtom dėl kruizinių raketų. Beje, tai irgi labai įdomus dalykas. Kruizinės, kodėl kruizinės, jeigu kruizas neturi savo tos reikšmės, kurią turi anglų kalba. Lietuvių kalboje kruizas yra... Taip, bet kruizinė raketa, kaip ginklas, jau taip siaurai techniškai kalbant, tai yra kruizinė dėl to, kad jį naudoja kruizinį greitį, kad toliau nulėktų, nelabai spėriai lėkdama. Šitas greitis bus ne kruizinis, o kreiserinis. Mes jau kalbėjom tada. Nes kažkaip arba rusnė, arba vokiečiai išgirdo kitaip ir dėl to. Vokiečiai visiškai teisingai, tarp anglų vokiečių irgi, bet šitų labai daug žodžių. Abi dvi germanų kalbos. Tas pats, kas sakyti iki šiol Cambridge'as, kai tai yra Cambridge'as. Tas pats, kas sakyti iki šiol Šekspyras, kai tai yra Šekspyras. Šekspyras, šeik purtyti ir kas ten dar. Jėtis. Šitie tikriniai vardai, kuriuos mes Šekspyras... Aš sakiau, čia kitas laukas, aš sutinku. Čia visiškai kitas laukas. Gerai. Ir čia erdvė labai didelė, kaip jūs sako, tiems kalbininkams, kurie myli tradiciją. Gerai, bet jūs sutikite, kad, aš nenoriu nesutikėti, konotacija yra skirtinga pasakojimas ir naratyvas. Jeigu žmogus sako tam tikram kontekste žodį naratyvas, visi suprantame, ką jis sako. Ir jeigu jis tam pačiam kontekste, tam pačiam pasakinį sakys pasakojimas, visi suklus, kas čia kur sėdo ir pasakoja. Suprantat, aš su jumis šitoj vietoje dabar negaliu ginčytis, nes neturiu žodynų po savo rankas. Nes čia mano yra studija. Nes aš šitoj vietoje iš karto pasižiūrėčiau. Iš kur šitas naratyvas? Iš literatų pirmiausia. Bet iš literatų veiklos sferos. Tai reikia pirmiausia susirasti jų apibrėžimą ir pasižiūrėti, ką jie turi galvoje. Etimologinį tą senąjį pirminę. Nesvarbu, dabartinis yra literatūros terminų žodynas. Reikia susirasti literatūros terminų žodyną ir pasižiūrėti. Jeigu ten naratyvas nesutampa su pasakojimu, tai suprantama, kad jie yra du skirtingi. Yra storyteller ir yra narator. Pavyzdžiui, paaiškinsiu, ką aš turiu. Vėlgi, kalbant apie konotaciją. Dramatiškas kažkoks kūrinys gražus. Tarkim, Stravinskio suite apie kareivių, istoriją apie kareivių. Ir ten yra naratorius. Ir jis nėra storytelleris. Storytelleris tai yra senolis, kuris atsisėda ir telina stories. O jis yra naratorius, jis pasakoja, kas vyksta scenoje. Tai yra skirtingi, panašus, labai giminingi, bet skirtingi dalykai. Čia iš dramos jau mes kalbam. Čia apie baltasis metraštininkas. Mūsų gyvenimas yra drama. Banalybė, pradėsim drapstytis. Žodžiu, tai pasakysiu. Jeigu turinį įdedate skirtingą, tai visiškai natūralu, kad tai yra skirtingi savokos, skirtingi terminai ir tegul jie egzistuoja. Ir jeigu mane, pavyzdžiui, visai nesniai susidūriau su terminu referencija. Taip. Šiaip iš lingvistikos, iš semiotikos ateinantis terminas. Šiandien visi referencija ir teisininkai, ir filosofai, ir medikai, ir velniai žino, ko ten prigalvoja.
tų reikšmių gal 50. Mes sako referencas, tai kai turime į pavyzdį, taip? Tai pavyzdį, arba naudotiną pavyzdį. Arba vertimų direktorate referencas, tai nuoroda, arba pavyzdys paimtas iš anksčiau išversto teksto. Ir taip toliau. Bet referencija arba referentas, jis visiškai ką kitą reiškia, pirminėjo reikšmė. Nu kaip ir su stilium tas pats. Kas yra stilius? Style. Stilius yra tas pieštukas. Stylusas iš ten kilęs. Va, stilius yra. Ja. Čia pagrindinė ir svarbiausia jo reikšmė. Taip. O kas dabar darosi su juo? Žodžiai gauna papildomas reikšmės. Taip, gauna papildomą. Tai va su tuo naratyvu irgi tas pats, aš manau. Tai jeigu jis gauna papildomas reikšmės, tai tegul jis būna. Jis adaptuotas prie lietuvių kalbos. Ir galūnę turi, ir kirtį, ir taip toliau. Būtent. Ir mes turim čia problemą jau intelekto, kai ortodoksiškesnis, vadinkim, kalbišius. Tradiciškesnis. Gerai. Ne, va, tas yra tradicija, nesuponuoja, kad žmogus yra, arba nelinkęs jokiai naujovė. Aš labai esu konservatoriškas žmogus, bet aš labai mėgstu naujoves, bet aš labai mėgstu balansą, aš spėju, jūs toks pats. Taip. Ir aš turiu menį, kad kai jo procesorius yra netoks greitas, ir kai jis yra, vadinkim, alternatyviai intelektualus, ir jis pamato, kad atsiranda jam seniai žinomo žodžio prie ten jam žinomų 2,5 reikšmių. Trečia reikšmė, jis sako, ne, mano smegenys to nepakelia, šito niekada, tik per mano lavoną. Va, čia yra blogai. Visi pamiršta labai svarbų dalyką, kai būdavo, dabar jau elektronika pasikeitė viskas, bet kai būdavo kalbos norminimo, šitaip sakant, talmudas, pavyzdys, tokia knygelė kalbos praktikos patarimai. 79 meros pasirodžiusi kaip jau su Pink Floydų siena. Kaip visuma. Tai man profesorius Labutis vieną kartą sakė, tai jūs paskaitykit pavadinimą vieną kartą ir susimastykit. Kalbos praktikos patarimai. Taip. Kas yra patarimai? Taip. Vienas patarė, kitas nepaklausė. Bet jeigu patarimai instituciškai, tai jau galios pozicijos. Va, čia ir yra čia VLKK. Bėda. Ne, VLKK niekada. Bet tai yra valstybinis organas. VLKK niekada nežudė. VLKK nežudė, nes turėjo savo budelį, tai yra inspekcija. Taip ir po šiai dienai. Savo leitenantėlį tokį turi, bet ačiū Dievui laikai kiti ir institucijos kitos, ir inspekcija, ir VLKK yra, man atrodo, nusižengimų kodekso viskas gerai. Nepakeitė. Nu taip. Tai čia vėlgi mes turim tą protingo balansą, tai vieši užrašai arba aukšto valstybės pareigūno kalba. Jie turi būti reguliuojami. Taip, būtent. Aišku, nes reguliuosime kokio Žemaitaičio lietuvių kalbos. Būtent, tai šitą aš eidamas čia pas jūs ir mąsčiau. Suprantat, mes kai kalbam apie visus tos reguliuojamus dalykus, mes visada kalbame apie labai žmogišką dalyką. Natūra ir kultūra. Su kalba yra lygiai tas pats, kaip mes paimtume daug, imkim, važiuojam Paneriu, čia šitą Antakalnio link ir matau miškas išgriuvę medžiai, pūvantys medžiai, tai yra natūralus miškas. Ir negražu, jis toks yra. Ten turbūt vilkas gyvena, žiūri, kiškis ir panašiai. Ir yra miškas prižiūrėtas. Takeliai padaryti, blogi medžiai išgriuvę, supjausyti, išvežti. Kartuvės dailios, norintiems. Tvoros apkirptos, ežeriukas iškastas ir taip toliau. Tai va, tas miškas yra natūra, o tas parkas yra kultūra. Jie abu miškai. Ir mes puikiai žinom šitą antropijos dėsnį, kad neprižiūrimas daiktas jis niekada nepasiliks toks, koks turi būti. Kultūros dalykas, jį reikia prižiūrėti, o natūros dalykas jis koks buvo, toks ir bus visada. Savėjai gaus. Su kalba lygiai tas pats. Kai mes kalbame tarmiškai, kai mes kalbame kasdieniškai, tai yra natūros dalykai. Ir kai mes sumastome, kad vis dėlto mes esame valstybė, kad vis dėlto mes esame ne genčių gauja, o tauta, kuri anksčiau ir vėliau turi turėti bendrą, tarkim, mokyklą, bendrą laikraštį visiems suprantamą, bendrą knygą. Ir va tada atsiranda poreikis turėti tą kultūros dalyką. Tai yra standartinė arba bendrinė kalba. Niekas nesiginčia, kad ji gali būti kokia nors medinė, netinkama kasdieniam bendravimui ir taip toliau ir panašiai.
Dabar kalbam apie neostandartą ir substandartą. Tai yra tos standartinės kalbos įvairiausias atmainas. Bet turim suprasti, kad kultūros dalykai, jie yra ir reikalingi, ir saugotini, ir turi būti susiję su tam tikromis mūsų gyvenimo sritimis. Ja, bet Kai neprižiūrim ir nesaugom, bardakas prasideda. Kai lendam Laidos pilna apimtim ir didžiulio archyvo ieškokite Patreon arba Substack arba Contribui kanale, kuris taip ir vadinasi Algis Ramanauskas.